Įsivaizduot, kad turiu. Gerai, žiūrėk, jeigu paimti kokį nors šiuolaikinį MacBook Pro, Apple, ten instaliuoti, ten kokį Logicą, ar Cubase, ar Reaperį, ir turėti garso kortą, normalią garso kortą, tarkim, 18 įnų, ten 16 autų. Užteks. Ir, mikrofono ten ir taip, ten pas jos bus gerų. Pas jos, tai pas ką? 80-ųjų metų Britanija, tarkim, 82 metai. Kaip ten pateksim? Tai laiko mašina. Išvažiuotų Bet kaip tu su laptopu laiko mašiną? Tai, tarkim. Kažkaip įleidžia. Ir tu, žiūrėk, tu atsidūrė, aš skaičiau, Suzy Quattro Londone atsidūrė, sekdamas savo pašaukimu. Su laiko mašina? Ne su laiko mašina, su turbūt lėktuvu. Ir jinai ten badavo, jinai ten kažkokiai... Jinai iš kažkokios šiknos atvažiavo? Iš Amerikos. Jinai iš Amerikos? Nevadink šikna Amerikos. Aš galvoju, kad jinai iš kažkokios Šiaurės Anglijos. Ne, jinai amerikonė. Jo. Ir jinai yra kažkokio lygio giminaitė Sherilyn Fenn, tai aktoriukė iš Piksų, ta gražutė. Gal atvirkščiai, tai yra jos giminaitė. Ir ta Suzy Quattro, jinai ten realiai kartais nebūdavo pavalgyti. pavalgyti. Tikrai pavardė, atsiprašau, Quattro? Ne, man atrodo, ne. Ir jinai pavogė maisto kažkokį. Nes ant 4 kojų stovėdavo ir kažkas pavadino Quattro. Nenorėjo sakyti rakam, sakė Quattro. Suzy atsistok Quattro. Ar ne dėl to? Dėl to. Aš galvoju, kad čia aš sugalvoju pasirodo nieko. Ne, iš tikrųjų, ten buvo tokia istorija, kai reikėjo bėgti greitai iš klubo už chujovo muziką, kad nuo publikos pizdinę gavo. Tai jinai per sniegą greičiau 4 prabėgo, negu 2 kojom. Pamatė. Gerai. Aš roką pertraukiau. Man tokia pavardė, Quattro. Jinai ten gyveno. Tai jinai patenka į Londoną, tai irgi 80-tiniai, 70-tiniai. Ten kaip Nykau, 70-tiniai. Čia pankroko dar nebuvo pradžioje. Pankrokas 77 kažkur Sex Pistols. Jeigu nuo jų skaičiuot, bet yra visokių versijų, kad dar anksčiau jis prasidėjo. Gerai. Tai Suzy Quattro patenka dar iki pankroko. Man atrodo. Jinai tenai... Smaukus. Jinai ten padaro savo karjerą, eventualiai. Aš įsivaizduok, toks sujovišas. Patinki 82 metų. 83 metai buvo labai derlingi. Mes dar nebuvom. Įrašais. Ir tu turi tą laptopą. Mošina, pati galingiausia MacBook Pro. Garso kortą. Kokį motų, tarkim. Jamak, bet visos geros. Ir turi tą laidų už 10 000, ne, šito nereikia. Tam pilna Anglijai tokių laidų irgi tuo metu. Mikrofonai, sakau, pas jos geri. Ir tu pasibeldi pas kokius, pas ką čia tu gali pasibelsti? Pas Dėvišus. Jie 82 pirmą išleido tą... 81 Broken Frame 82. Jo. Ir tu pasibeldi pas tos pagotus paauglius, kurie ten nelabai harmoniją dar išmano nuo tų pačių. O mes vienmečiai. Jūs vienmečiai. Ir tu sakai, laptopas. Jis sako, kas čia? Nes tu tais laikais ten dar nebuvo laptopų. Ten užuomos. Pirmi sintezatoriai. Nebuvo jokių užuomos, aš nemanau. Laptopų tikrai net, ten dar... Net Macintosh'o turbūt nebuvo, ten IBM'as koks nors buvo. Tam baisus laikai. Skaičiavo mašina. Ir tu jiems sakai, žiūrėkit, mano treidas yra stellar kokybė. Neribotas takų kiekis. Jokis. Sako, tai jau kur tavo bobininis magas, kiek čia takų? Tu sakai, čia kompiuteris, tą jie žino. Kad būna... Savoka. Bet jie nematė. Bet dizainas jam patinka. Jam plonas. Kaip į stebuklą. Ir jie sako, o jie tugi kas toksai, jie jau populiarūs. Ir tu ypač tokiais dantim, tokiais sakiniais, gujobišiais. Aš sakau, palaukit, vyrai, toj parodysiu. Ir tu atidarai. Ir ten porno. Aš norėjau užsakyti. Staigi uždarau. A jie sakau, palik, kas ten buvo. Sakau, čia po to. Desertai. Žiūri, kokybė, spalvota.
Jie tokių nematėt. Ten gal jau buvo spalvoti, bet rezoliucija, Na tai LCD retina. Tai tavars, jiems kaip dievo kažkoks langas į dievo karalystę. Matosi geriau negu tikrovė. Į bounty kažkokį. Nes jie tie, ką matė, tai katodavo vamzdžių spindulį tik. Nu tai taip. O čia lygus paviršius, jie nemato pikselių. Niekaip nesupranta. Retina, ten yra langas į dievo bounty. Wilderis atėjo ir paliko grupę ir išeina. Apsivertė. Ne Wilderis, Clarkas. Išeina. Taip jam reikia. Sakai, pala, kaip mes trys darysim, pohui. Išeina. Sakai, rodyk toliau. Ir ten screenshotas šito, kaip tas, screensaveris. Ir sako, čia ką tik mums pasivaidano kažkokia išangė. Suskai, nepamiršau. Sako, pasivaidano. Ir žiūrėjau, kas čia yra. Bet tai mato klaviatūrą, taigi pažįsta QWERTY. Sako, kas čia. Tada paspaudė mygtuką, screensaveris dingsta. Ir pastatė ten paruoštas. Paruoštukas. Aš sakyčiau Reaperis, bet Reaperis jo stokiniai jie nėra gražus, nes Reaperis taupo grafinio interfeisų sąskaitą, kad geriau užsikrautų ir teisingai daro. Bet kameros labai gražu, pavyzdžiui, Logicas. Logicas, tai vilom daro didelį įspūdį. Įjungi garso kortą? Neįjungi garso kortą. Tu ištraukia ausinės. Ir duodi tam pagrindiniam jau. Uždedi ir paleido. Pastatė tam daug pamiksotas jau kūrinys kažkoks. Mano, su sūno padaryti. Ne tavo. Koks nors tu paėmė iš kažkokių lietuviškų atlikėjų, šių laikų iš... Kučinsko. Ne Kučinsko, iš normalių žmonių. Nu, tai iš Leono Somovo, pavyzdžiui. Paėmė daugiatakį. To labiau jisai su Logiku dirba. Ir tengi pasijį, ten elektronika ten, žinai. Ir jis klauso, kas gaunas. Kas čia, sako. Ir tada tu pastabdai, žiūrėk, čia yra boso trakas, čia yra subboso trakas, viskas. O tu sako, kiek čia sakau? 8, 16? Ne, sakai, 800. Sako, kiek? O kam tik reikia? Sužinosi. Sužinosi, vėliau. A tada ten lenda pasižiūrėti, kaip filme Skrydis virš gegutės lizdo, kurie norėjo pažiūrėti, kaip Nikolsonas su šliucho pysasi laive. Visi metai eina žiūrėti. Tai šitas Clarkas, ne, kitas, tas Goras. Duok man pažiūrėti, sako, duok ausinės geros. Audacity. Užsideda ir klauso ten, blėt. Nesuvokia. Sako, kas čia groja? Somovų. Nesvarbu. Kokybė klausyk. Sako, o kaip skambėtų Kučinskas per čia? Žinau, dar negyvė. Žodžiu, tu jiems įrodai, kad čia yra kažkas to, bet jie negali patikėti. Taip nebūna, čia per daug, čia nėra, kad vienas ar dvi pakopos evoliucijai. Sako, palauk, tai o kur josta? Iš ko čia groja? Sakai, nėra josta. Sako, negali būti. Tavrasi, o kur šitas pultas? Sakai, nėra, viskas čia. Tu parodai pultą, virtualų. Sako, bet čia filmas. Tu pasiimi. Tu pasiimi kokį nors... Draugą. Ne draugą, o... Bobą. Ne, midijį šitą. Kontrolerį? Kontrolerį, taip. Kur yra pultas, bet jisai per neįgarsas eina. Kad taip nedaryti jam didelio šoko. Tai jiems kaip tik šokas. Tu aš pamiršau, kad tu turi paimti ir jį. Kontrolerį, 16 stukų, tarkim, Presonusą. Kuris tos virtualius pulto šliaužiklius kilnoja ranką. Nu tai taip, kad jam būtų artimiau prie to, ko jie pripratę matyti. Tai kad nepadaryti šoką. Sako, čia tik 16 stukų, tai sakai, aš gali dubliuoti. Ta prasme, dubliuoti. Ir ten rankinėlės, ten viskas susišneka per mydį. Per ką, sako, per mydį, bet tais laikais jau atsirado mydį. Sako, tai čia per mydį viskas. Sakai, jo, pradedat mąstyti, jo, čia yra mydį. Bet taip pažengęs. Sako, iš kur tu būsi berniukas? Vienas klausimas. Šeškinės. Šeškinės? Kas tai yra? Turi kažkaip jam pasakyti, kad tu tik ne iš Sovietijos. Nu, tu iš Švedijos, sakai tu. Sako, moki Švedijos. Sakai, ne. Gerai, tu iš Vokietijos. Iš Vokietijos. Jo. Vokišką akcentą viską darysi, tai ir patirės. Tu jiems sakysi, aš Kraftwerkams siūliau, bet jie biški iš nacizmo neįsigydavo. Jo, labai arogantiškai. Aš noriu pasaulinio nugalėtojus, o ne. Sako, tu teisus. Gerai, kad pas mus atėjo. Ir tu parodai tas galimybės, jie negali patikėti, kad ten yra, tu sakai, čia pluginas. Kas yra pluginas? Tu sakai, pavyzdžiui, equalizeris. Čia yra šitą
pispaudi mygtuką, iššoka šitas ir tu ten darai. Ir mes ten sėdim valandas. Jo. Kol kažkas iš jų sako, blėt, jau vėl, jau reikia Sakiau, reverberis, kai veikia, kompresorius, viskas, jie negali patikėti. Ir jis sako, taip, mes gaunasi dabar, kad mes anksčiau pysome su viena daina, ten 12 savaičių, ten 16 takų, tai dabar mes galim padaryti viską čia? Tu sakai, taip. Ir tada sako, bet mes tada prarasim, mes labai pradėsim gilintis į techninės galimybės ir prarasim artistinį polikį. Mums taip netinka, sako jie, nes jie durni. Sako, mums taip netinka, mes norim stick to our tapes. Eik iš čia. Jo, eik iš čia. Mums čia per daug galimybių. Tu tada nesupranti. Sakai, gerai. Ne, tu tada galvoji, okei, nepaėjo, bet Anglijoje pilna, to už kampų yra kita studija, ten, kur įsirašinėja kas, blėt. Ultravoksai, blėt, Midž Jurijus. Uždarai tą ir eini. Išeini iš jų studijos, kelis metrus paeini. Sekančios duris. Tuk. Sapta už pitės. Brian Eno. Ne, atsisuki. Brian Ferry. Ne, MI5. Sako, praeinam. Ai, su ūsais, su kostiumais. Sako, praeinam. Tu sakai, jūs kokia čia grupė? Smokai? Sako, geras bairis. Įvertinom, bet sako, praeinam, reikia pasišnekėti. Ir nusiveda tada į MI5. Juoda mašina iš pradžių. Jo, juoda mašina. Galva taip padaro. Roverį, tą didelę keulę, 8 cilindrų. Ir man taip galva padaro. Aš jau suprantu, kad negerai. Atvažiuojat tenai pas juos į headquarterius. Ir aišku, jie ne KGB, bet metodai, vis tiek ten įbauginimas. Su visais su juodais sakiniais, su ūsais. Jo, sako, tai ką tam turi parodyti? Aš žiūriu, sako, rūkysi? Jo. Tu sakai, aš taip laukia. To išėjai, sako, galima rūkyti. Visi rūko, kaip aš. Visi rūko, jo. Ir tu sako, tai ką tu čia turi? Tu sakai, čia yra laptopas. Kas? Tavo visa ta kelionė, kur tu galvoji, kad tau pasidarysi milijonieriam, gal milijonieriam iš įrašinėjimų. Suduštai tai, kad kontržvalgyba iš kažkur praniuchina. Vince Clarkas. Tasgi tridacilis. Tasgi, bet laivų rykštynės. Jis pamatė, išėjo ir čia iš karto. Čia pat iš karto, bet jau tikroja. Sako, ten kažkoks atsičiai, kažkokie tai... Sako, kaip čia veikia, aiškiai. Tu nenori, tu dar pradėdėm aiškinti. Jie negali patikėti, nes irgi. Bet jie, kadangi saugumiečiai, tai randa tą folderį, kur tas filmukas buvo. Jo internetu tai nėra. Tai koks veikia tik tai viskas, kas yra kompiuterio. Sako, kodėl čia? Jie savo pasikeičia informatikos specialistą. Senukas toks ateina su akiniais. Sako, čia aš negaliu patikėti, kad tokia raiška, sako, aš tokios pizdos gyvenime net nemačiau. Stop kadrą tyrinėja. Mes tai darom tik tamsos. Išsididina. Sako, šviesoj. Čia tik nuotraukos tik tai, bet čia net geriau negu nuotrauka. Ir sugo čia visus, ten visi iš eilės eina žiūrėti. Sekretorė. Ir visi sako, čia tai... Juk 82. Ir tada gerai, jie supranta, kad tu nesi ruskų šnipas. Jau gerai. Jie supranta, kad čia kažkoks Marvelas, kurį reikia atiduoti Anglijos geriausiams inžinieriam, kad reverse inžinierintų. Išardytų ir padarytų kopiją. Jo, ir tada, žiūrėk, kas vyksta. Sako, jie tau daugiau duodas, geresnių duoda. Jeigu prieš tai davė kažkokį palmalą, tai Valkas Straikas dabar kiša 100 rotų. John Player Special. Sako, dabar važiuosim labai svarbią vietą. Ir tada nuveža į ne Whitehall, o į šitą. Albert Hall. Ne. Kur gyvena jau šitie? Kaip adresas? Downing Street. Downing Street. Ta. Ir tada įveda, bet mandagiai. Geriausia kambarį. Ir tas su premjeru. Kareivėlis toks. Tau net mirkteli. Tau tik haliucinuoja. Ir Margaret Thatcher tave pasitinka. Su prijuostė blynus kepa tau. Sakau, žiūrėk, mes turim kaip tik problemų su Argentina. Turim duomenų, kad jie tenai kažką rezga prie folkos. Tu sakėjo, aš čia prie ko. Aš muzikantas. Ir šinėlą pažiūrėjau. Jinai, sako, geras humoras. Einam, sako, pavalgysim pradžiai. Sako, tu kaip, tu brandy gersi, ar konjak, ar kas? Alaus. Na, turbūt sako, balto, kur debilai geria. Ne, jokauja. Kvietino, blėdžiu. Moda jo buvo. Gal turi Greenbergenus, sako, ko?
Jūs ateinat ir tam toks kabinetas, kur yra admirolas svarbiausias iš admiraliteto, geriausia kariuomenė. Ir be ilgų kalbų jau suprato, kad yra stebuklas kažkoks. Kuris gali išgelbėti pasaulį. Kuris gali daug ką padaryti. Sako, gerai, būkit geras. Parodykit, ką gali. Kariniam reikmėm, ką šitas daiktas gali padaryti. Ir tu sakai, tu... Sakai, galima padaryti gerą gabalą. Kai pergalė bus. Bet tokį, kad tie, kai paklausys... Išprotės. Pasidos. Kokybės, ko gera bus. Ir 800 takų. Ir kažkoks debilas sako, bet čia nėra jos tos lempos garso, taip kad nebus. Tu sakai, bet čia... Emuliuoja šitą. Sako, aš atskirsiu, čia vis tiek sintetika. Tu sakai, nori ABX testą padarysim. Sako, noriu. Ir darom tą ABX testą. Ir tada jis visur, kur ten realiai lempa emuliuoja gerai kompas, jis pasako, čia lempa. O kur tikrai lempa, jis sako, ne, čia sintetika. Ir jį sušaudo už tai, kad jis toks durnius. Bet grįžkim prie reikalo. Ja. Ir Thatcher sako, žiūrėk. Ne, gal nepaės, sako, čia mums yra, čia muzika, tai muzika, sako. Bet ir tu užsidirbsi, jeigu mums atiduosi paslaptis šito viso daiktą. A tu gi debilas, tu nežinai, kaip išaiškinti, kad čia kompas. Tu sakai, čia yra čipai labai geri. Sako, kas turi? Čipai. Sakai, čipai. Sako, kaip jūs veikia? Sakai, va, reikia jungti rezetę ir pakraut bateriją. Ir veikia. Sako, tu debilas. Sako, įdomu, kaip jisai... Sako, mes matom, kad čia kompiuteris. Ir ten tokie pas jos su baltom, tokiam Karoliovo, tokiam juostom vintais. Japonai? Ne, anglų matematikai ir kompiuteristai. Ankstyviai. Sako, mes žinom, kad čia kompiuteris, bet tai mes nesuprantam nei jo kodavimo sistemos, nei kaip jis veikia. Ir kur jūs pavilių toks galingas ir plonas. Ir mažas, jo. Tu sakai, sako, tu iš tikrai iš Vokietijos. Man atrodo, sako, Thatcher pati protingiausia. Man atrodo, tu iš ateities. Sovietų Sąjungos. Ne, tu iš ateities. Ai, supratai? Ir tu tada nuo tos įtampos tu visas ir taip jau drebėjau, čia ketvirta para. Ir tu apsiverki, jai poliai verkyja į papus ir viską jinai tave glostų. Sako, išsiverk. Ta. Sako, taip, sakai,